Taigi sveiki, čia su jumis Prefix ir šiandien pakalbėsime pačią įdomiausią temą. Truputį paverksim, kaip mane YouTube'as skriaudžia, o jei rimtai, tai pakalbėsim truputį apie YouTube'ą. Mano kanalui jau daugiau negu 2 metai ir visai gerai eina šiknon, pasakyčiau. Nes kadangi, kas girdėjot, kas ne, tai YouTube'as pastaruoju metu labai visiems sušiko ant kalėdų reikalus. Ta prasme, ne ant kalėdų, jau čia gana pusę metų, keli mėnesiai, jau kaip viskas eina šikno YouTube'ai. Ir kadangi atnaujino algoritmus, atnaujino ten visokių stuff ir žodžiu, youtuberiam ten krenta subai, kažkam krenta peržiūros, kažkam dar kažkas krenta, aš nesidomėsiu, kas jiems ten krenta. Šiame video pakalbėsiu ne tiek, kiek apie patį YouTube'ą, bet apie visą savo kanalą, kaip jis gyvuoja, ką aš dabar darau, kodėl pas mane taip kartais būna video, kartais nebūna, kas čia per velnis ir taip toliau. Tai pas mane su vidosis gana tokie įdomus dalykai vyks. Gal kažkur prieš metus ar kažkas tokio pradėjau, ta prasme, streamint. Ta prasme, aš atradau streamus. Man patiko streamai ir nuo to laiko aš gana įsiblaškiau. Pradėjau nekurt video, pradėjau streamint, po to nusibodo streamint, pradėjau vėl kurt video, biškai įkėliau, po to nusibodo kelt video, nuėjau vėl streamint ir taip toliau, karočią, ir mano kanalas biškai taip nuėjo. Po to dar vienas dalykas, kuris sušiko mano biškai truputį kanalą. Ta prasme, aš nesakau, kad mano kanalas labai šiknoj, bet mano kanalas nėra taip, kad labai gerai gyvuotų, kadangi YouTube'as atnaujino savo algoritmus ir dabar visi, kurie prenumeruoja mano kanalą, o aš turiu labai daug senų prenumeratorių, ta prasme, 2 metai, tai prasme, daug prenumeratorių yra iš praeitų metų ir dar seniau, tai žodžiu, YouTube'as dabar man už kiekvieną įkeltą video ne tik, kad dar atima prenumeratorių, ta prasme, čia jau patikrintas dalykas, kadangi aš kai streaminau YouTube'ai, aš turėjau daug, ta prasme, nepublishintų video, aš juos papublishinau ir iš karto 20 subų nėra, ta prasme, instantly, karočiai, įkrenta. Jeigu jūs kada nors YouTube'as buvo automatiškai unsubinęs nuo kokio nors YouTube kanalo, tai jau žinot, apie ką aš kalbu. Tai jo, šitas dalykas jau patikrintas. Nesvarbu, kiek aš turiu prenumeratorių, bet YouTube'as pagrindiniam savo puslapį, va dabar net pasižiūrėsiu, ta prasme, jis nesiūlo prenumeruojamų kanalų, jis siūlo tiesiog rekomenduojami, arba ten žiūrėkite dar kartą, arba neseniai įkeltą ten. Aišku, yra prenumeruojamų kanalų, bet labai mažos vietos, ta prasme, aš pusę, beveik, karočiui, 8% kanalų aš čia net neprenumeruoju. Ta prasme, man net apie mašinas neįdomu, ta prasme, skiltis ten yra, žodžiu, tai jo. Visi prenumeruojami video, ta prasme, jei jūs kažką prenumeruojate ir jūs to čiuvelių video laukit ar panašiai, tai viskas yra šone paslėpta tabe prenumeratos, ta prasme, viskas ten yra. Ir dėl to turbūt mano kanale nėra daug peržiūrų, nes žmonės nepamato, kad aš įkeliu video ir žmonės, žodžiu, jei nežino, jie ir negali nueiti pažiūrėti video, aišku. Aišku, šitą reikalą galite įspręsti, man atrodo, nežinau ar padeda, bet prie subscribe mygtuko yra varpelis. Ten ant to varpelio paspaudžiat ir ten turi turbūt būt kažkas tokio, man pranešti apie kiekvieną kelt video, ar kažkas tokio turi ten būt parašyta, pačekinat ir jo, tada jūs gausite į telefoną ar į kažkur ten notificationą, kai aš įkelsiu video, tas pats kaip Facebook'e ten palaikinam kažką ir jūs panašiai gausit. Ir tas reikalas, jog maldaut laikų dabar paplito ir tas reikalas su clickbaitu, nes dabar ir žiauriai visi bando gauti peržiūrų, ta prasme, čia kaip išgyvenimo žaidimas kažkoks pasidarė YouTube'ai, ta prasme, ten vis kaip clickbaitai, ir taip toliau, karočią, tai jo. Bet tas reikalas su laikais nemanau, kad veikia, nes jau Keemstaras jau patikrino, Drama Lerka žino kanalą, tai jis ten bandė eksperimentą darė, gavo ten belenkiek laikų, nifiga jam ten nepadėjo ir jo. Tai su tais laikais nežinau, dabar tiesiog algoritmai pasikeitė, rekomenduoja visai kitus video. Tai jo, ir kas dabar su mano kanalu vyksta, taip, ta prasme, aišku, jis nemiršta nieko tokio po truputį kėlimis, tik tai piškai sunervavo, kad mano prenumeratorius trina YouTube'as, už ką jam nelabai ačiū. YouTube'ai pinigų negauni, aišku, nebent ten užsienį kažką darai, nes Lietuvoje tau pinigų beveik nemoka, o prenumeratoriai turbūt yra vienintelė motivacija, kuri padeda kelt, ta prasme, motyvuoja tave daryti video, ten dar peržiūros ir taip toliau, tai jo,
o kai YouTube'as už įkeltą video iš karto atima prenumeratorių, prasme, ne visuose kanalus matosi, ta prasme, jeigu kanalas gauna daug prenumeratorių, tai ten tas minusiukas mažas net nesimato, kad ten nusiima tų subų, bet pas mane būta tokių dienų, kad, kaip ir sakiau, aš ten publišinau 10 iš karto video, padariau viešus, ir man iš karto nukrėtė gal 20 subscriberių, tai tas dalykas pasimatė. Aišku, aš čia neverkiu, nes man kaip ir nėra ką veikti, prasme, aš iš to nepragyvenu, bet tie turbūt, kas pragyvena, tai jiem nėra labai sweet dalykas. Bet čia labiau užsienį irgi labai matos daug kanalų, kurie tiesiog ten jau krenta žemyn į bedugnę, ten matos, kad mačiau tokį kanalą, kuris įkelia video ir praranda ten net po 100 subscriberių, ta prasme keliais ten labai dažnai video ir dėl to jiem nespėja pliusuotis, ten didėti ir jam karočią krenta tie subai. Nu žodžiu, toks biškai interesting dalykas darosi su YouTube. 2016 metai turbūt nebuvo patys geriausi YouTuberiam ir jo. Dar galim pakalbėti, ta prasme, šiaip daug kas klausė, ta prasme, galvoja kažkas, kad YouTuberiai gauna šitus pinigus už subscriberius. Ta prasme, atsiranda dar tokių žmonių, kurie galvoja, kad gauna už subscriberius arba ten už peržiūras, ta prasme, video tiesiog. Visas šitas dalykas nėra tiesa. YouTuberiai už ką gauna pinigus, tai už reklamos, kuris rodo per video. Jei žmogus turi adblocką, tai karočią YouTuberis vapšiai nieko negauna, ta prasme. Ir Lietuvoje, aišku, YouTuberiai gauna palyginus centus, ką gauna užsienį, nes kaina už 1000 skelbimų Lietuvoje yra mažesnė, nes Lietuvoje reklamų ten įmonės ar kažkas tokio už reklamos nedaug moka, nes, ta prasme, užsienį visai kitas pragyvenimo lygis ir ten daug daugiau moka už reklamos. Lietuvoje ten centukus paberia ir jo. Tikrai čia nieks daug neuždirba. Aišku, biškai gauna pinigų. Ta prasme, aš nesakau, kad visiškai negauna, bet ten kažkur nėra didelės labai sumos, dėl kurių YouTube'as gali tapti pragyvenimo šaltiniu kažkieno ar dar kažkas, žiauriai reikia daug kartų ir daryti, kad tai būtų ir panašiai. Tai jo, šitą faktą aš jums iškart pataisau, kad negalvotumėt, kad už subus gaunam pinigus, nes šitas šūdas tikrai nėra tiesa. Ką čia, aš norėjau dar šitam video pasakyti, tai kad noriu, kad komentaruose, ta prasme, visi, kurie pamatė šitą video, aš noriu, kad komentaruose parašytų, kaip jūs sužinojote apie šitą video, kurį aš ką tik įkėliau. Ta prasme, kur jūs pamatėt, kad aš šitą video įkėliau, ar jums pranešė į telefoną, ar jūs ten pamatėt YouTube rekomenduojamą, ar dar kažką, tiesiog pasakykit man. Ir aš noriu padaryti tokį kaip eksperimentą, sužinot, kaip iš kur jūs čia atėjote į mano kanalą. Jei kas dar neužsiprenumeravę, kas užsiprenumeravę, kai pamatėt mano naujus video ar panašiai, kas žiūrit, kas nežiūrit, kam dar šitas snukis dar įdomus kažkam ar ne. Tiesiog norėjau šiaip pasakyti, nes aš jau kokius 2 mėnesius apie šitą visą reikalą, kažkur mėnesį, gal ne 2, kažkur norėjau pašnekėti, bet vis kažkaip tingėdavau, nes aš esu fucking tinginys žiaurus, tai... Tai jo, o dabar tai mano kanalui turėtų būti daug dažniau video, nežinau. Taip pat aš esu Twitch'e streaminęs gana nemažai, ta prasme, esu prastreaminęs, aš jau Twitch'e turiu apie 2000 followerių, virš 2000 followerių. Tai jo, aš esu YouTube, šitam blemba, ne YouTube'ai. YouTube'e irgi streaminau, bet prieš tai dar Twitch'e streaminau. Tai Twitch'e irgi gali būti streamų, bet jaučiu, noriu susikoncentruoti ties viena veikla, ta prasme, nes jei jo streaminu, tai po to nelieka laiko YouTube'e video kūrimų ar kažkas tokio. Taip pat biškai noriu savo kontentą pareguliuoti, nes pas mane dabar kontentas yra žiauriai, ta prasme, nu, aš nepatenkintas dabar savo kokybę. Aš bandau gerinti biškai savo video, ta prasme, gameplayus, darau pabandyti kažkokius įdomesnius, nes aš karočią biškai atsilikęs nuo vados esu, kapą. Tai jo, tiesiog pakomentuokit, kaip ir sakiau, kur pamatyti šitą video ar panašiai, kur sužinoti apie mano kanalą ir taip toliau. Pakomentuokit, tikrai žiauriai padėsit, man žiauriai įdomu sužinoti, kaip jums praneša YouTube'as apie mano video ir taip toliau. Tai jo, dėkui, kad čia ir see ya!